Tema – skysčių plėtimasis. Bandymo tikslas – sužinoti, kaip ištraukti monetą iš vandens, nei kiek nesušlapus rankų. Bandymui mes naudosime vandenį, 5 centų monetą, lėkštę, degtukus ir stiklinį butelį. Į tuštą lėkštę įpilsime šiek tiek vandens. Įpylę vandenį praskirstysime jį po lėkštę. Į vandenį dedame 5 centų monetą. Mes pakaitinsime butelį, stiklinį, kol jis gerokai įkais. Žiūrė nežymiai. Kadangi vandens buvo nedaug, pavyko susiurbti tik tiek. Vanduo pakilo iki čia. Kadangi stiklinis butelis sutraukė vandenį į save, ant lėkštės liko labai nedaug vandens, todėl aplink monetą nebeliko išvis vandens, todėl iš monetą galime ištraukti visiškai sausomis rankomis.